Sveikas, Mosi. Eime su mumis ir... Luktelėk, kodėl taip keistai atrodai? Tu drebi. Sakyk, Mosi, ar kas nors nutiko? Labas, Ana. Labas, Tomai. Aš jaučiu baimę. Šiandien kai kas mane gąsdina. Aš noriu kartu su jumis eiti į mokyklą, bet man reikia pasitikrinti sveikatą. Mosi, jausti baimę ir susirūpinimą yra normalu. Bet atmink, kad gydytojo tikslas yra tau padėti. Kiekvienas turime pasitikrinti sveikatą. Taip, Mosi, aš taip pat jaučiausi išsigandęs, bet kai nuėjau pas gydytoją, jis buvo labai nuoširdus ir draugiškas. Pasibaigus sveikatos patikrinimui, aš visiškai nurimau. Ir tai, kas mane neramino ištisas savaitės, manęs nebejaudino po vizito pas gydytoją. Bet ką jie man darys? Kam to reikia? Gydytojas atsakingas už sveikatos patikrinimą. Patikrinus akis, ausis, dantis ir širdį bus įvertinta bendra tavo sveikatos būklė. Patikrinimas parodo, ar žmogus yra sveikas, ar neturi kokių simptomų, ar kitų galimų ligos požymių. Gydytojas paklaus tavęs, kaip tu jautiesi ir ar laikaisi kokių nors dietų. Jeigu sveikatos patikrinimo rezultatai bus geri, galėsi eiti į mokyklą. O kas bus, jeigu rezultatai bus blogi? Ir jei gydytojas pasakys, kad kažkas negerai su mano sveikata? Taip nutinka labai retai. Bet jeigu jau taip nutiktų, tuomet gydytojas išrašys vaistų, kuriuos turėtum nusipirkti, arba suteiks siuntimą pas kitą gydytoją. Aš nežinau. Ar vizito metu man skaudės? Ne, Mosi, viskas bus gerai. Sveikatos patikrinimas užtruks daugiausiai valandą. Tuomet tu jausis geriau, nei bet kada anksčiau. Ar nenori su mumis eiti į mokyklą? Bus tikrai labai smagu. Mes supažindinsime tave su savo klasės draugais ir kartu išmoksime daug naujų dalykų. Tikriausiai aš galiu pabandyti pasitikrinti sveikatą. Ar jūs eisite kartu su manimi? Žinoma, Mosi, tam draugai ir yra. Na, nebuvo taip jau ir blogai. Mano sveikatą tikrinusi gydytoja buvo labai gera ir profesionali. Ji atsakė į visus mano patiktus klausimus ir netgi parodė savo gydymo įrangą. Mosi, tau pavyko. Kartą peržengus savo baimės, tampama stipresniu. Kaip dabar jautiesi? Jaučiuosi daug geriau. Man rankos nebedreba ir atrodo, lyg kažkas sunkaus nukrito nuo mano pečių. Taip pat nutiko ir man. Mosi, išlaikei ramybę ir pagarbą gydytojui. Netgi pademonstravai drąsą, nes nebijojai užduoti tiek daug klausimų. Dabar keliaukime nusipirkti ledų.